Šiandien, kai ši diena vainikuoja visą savaitę ir kai tu matai tokią gausybę ir būrį šeimų su vaikais, tai tikrai džiaugiasi ne tik akis, bet ir širdis. Tai matyti tą savaitę, kuri verčia pagalvoti apie daugelį dalykų, vertybinių dalykų. Ir aš džiaugiuosi, kad mes turime tokį laiką ir kreipiamės į kiekvieną žmogų ir suteikiam jam galimybę irgi pagalvoti. Ir kartu padrąsinti kiekvieną, kuris galėtų pasipildyti savo šeimą dar vienu žmogeliuku, kuris šiandien tikrai laukia tos šilumos ir meilės. Daugiau kaip 70% globojamų vaikų gyvena šeimose, turi savo artimus žmonės, turi žmonės, kuria santykius, ar ne, tai rodo tikrai, kad esam teisingam kely. Gruodžio mėnesį uždarėm paskutinius vaikų globos namus Lietuvoje, tai rodo, kad mūsų tautos sielos veidrodis yra šviesus, jis yra tvirtas ir jis yra su didelė meilė. Be galo didžiuojas būdamas šios gražios bendruomenės dalimi. Labai džiaugiuosi matant tiek ir mažųjų visos Lietuvos piliečių ir galiu pasakyti, ne vienam festivaliai tikriausiai tiek šilumos ir geros nuotaikos, tiek šypsenų ir nuoširdumo nepajausite, kaip būtent šiame festivalyje. Vaikui reikia žmogaus, kuris juo tikėtų, pasitikėtų ir palydėtų gyvenimo kelyje, o ne žmogaus, kuris ateina, atidirba 8 valandas ir išeina. Taip nekuriamas ryšys, o be ryšio nekuriamas ir teisingas pilietiškas žmogus. Globojančių šeimų festivalis Vaikai šiemet yra nuostabus. Jau vyksta jisai 5. kartą, bet turbūt 5. kartą jau dar 5 kartus nuostabesnis. Mes startavome Kaune, vėliau turėjom festivalį Klaipėdoje, Vilniuje, Druskininkuose ir šiandien sutinkam Trakų rajone Paluknyje. Man atrodo, kad toks įsitraukimas visuomenės ir atidumas ir atvirumas šitoje šventėje liudija, kad mes tampam atviresni, atidesni vienas kitam, kad mums labiau rūpi socialiniai dalykai, labiau rūpi, kaip mes jaučiamės vienas šalia kito, labiau rūpi vaikai.